Netrukus matysite. Likite su LRT. Keičiantis premjerams atsistatydina visas ministrų kabinetas. Išgirsime, su kokiomis nuotaikomis darbą baigė 20-oji vyriausybė. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge Lietuva nukrito per 13 pozicijų. Ekspertės klausime, ar tai pirmieji ekonomikos lėtėjimo signalai. Endis Bernamas jau Liepos viduryje gali tapti naujuoju Britų premjeru, tačiau įtakingi leiboristai svarsto mesti jam iššūkį dėl lyderystės. Labadiena Lietuva nuo 14 valandos. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100-mečiui. Iškilmingos šventos mišios iš Kauno arkikatedros. Birželio 27 dieną, šeštadienį, 18 valandą tiesiogiai per LRT televiziją. Jausmai, gyvenimo išbandymai ir kova už teisę būti laimingiems. Aristokratų pasaulyje, kuriame ne visi yra tuo, ko dedasi. Kai vieni ieško meilės ir teisybės, kiti rezga pavojingas intrigas. Kiekviena serija atskleidžia vis naujas paslaptis, o už kiekvieno žingsnio slypi netikėti likimo posūkiai. Serialas Laukinis slėnis. Darbo dienomis 16:30 per LRT televiziją. Tūkstančiai šokėjų, choristų ir muzikantų. Kartas vienijančios dainos, įkvepiančios didžiuotis ir saugoti tai, kas brangiausia. Išgirskite skambesį, kuriuo alsuoja visos Lietuvos širdis. Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Trečiadienį, 21 valandą per LRT televiziją. Pirmą kartą Lietuvoje pasaulio motokroso čempionato etapas rugpjūčio 1 ir 2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Informacija motokrosas.lt.